Deja, sostinės gatvių švara besirūpinančios įmonės vadovas šiandien tik prisimena tuos laikus, kai gatvės buvo laistomos kasnakt. Prieš 30 metų kiekvieną naktį dirbdavo mieste 30 mašinų ir dar paskaičiuokime, kad nebuvo Karoliniškių, ne visos buvo, nebuvo Viršuliškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės, Jeruzalės, tai tos 30 mašinų tikrai beveik didžiąją dalį gatvių, kurios turi kitą dangą, išplaudavo. Bet to gyventojams patogi paslauga būdavo. Pavėlavęs iš Merginų naktį, bet kada būdavo pagaudai tą plojimo mašiną ir už rublį tave nuveždavo į kurį nori miesto kampelį. O šiais laikais dėja taupam teisingai, taupyti reikia, nes tikrai išvaistyti pinigus net neprotinga. Tokios 9 ar 8 mašinos ir šiandien, jei tik savivaldybė nuspręstų, kad miestui to reikia, galėtų išvažiuoti Vilniaus gatves. Ir kasnakt nuo gatvių nuplautų per dieną susikaupusius nešvarumus, kenksmingus sunkiuosius metalus, suodžius, kitus teršalus. Deja, gatvių plovimas patuštintų ir taip nepilną miesto valdžios kišenę, tad kol kas gatvės laistomos tik ypatingais atvejais. Tarkime balandį, kai Vilnius duso nuo taršos kietosiomis dalelėmis. Iš esmės, kokia technologija? Jeigu stotelė matavimą parodo, kad reiškia dulkėtumas toj teritorijai didelis, savivaldybė užsako šitą paslaugą ir mes naktį važiuojam pagal nurodytą maršrutą, važiuojam plauti gatvių. Aišku, kaip rangovų mūsų būtų svajonė kas naktį važiuoti, bet dėja situacija kitokia truputėlį. Na, prieš Velykas šventėm buvom pasirūpinta, miestas užsakė tą paslaugą ir dalį gatvių išplovėm naktį. Aišku, oro tarša yra sudėtingas dalykas, ypatingai po žiemos, kadangi daugybė šiemet rekordiškai išpylėme gatves smėlio, praktiškai 2 kart daugiau negu standartinė žiema, atitinkamai daugiau dulkių mieste nieko nepadarysi. Tai pirmas darbas buvo tą didžią smėlio išpilto dalį surinkti mechaniškai, paskui vakuuminėm mašinom, tai paskui plovimas, nes plauti žemę nėra prasmės. Ypač laistymo mašinų pagalbos reikia valant po žiemos likusius suodžius ir smėlį, bei tuo metu periodu, kai gatvėse padaugėja žiedadulkių, dirginančių kvėpavimo takus. Oro tarša gali būti stacionari. Tai viskas, kuo mūsų nuodija pramonės ir atsinaujinančių šaltinių nenaudojančios energetikos įmonės. Ir mobili. Daugiausia tai teršalai iš automobilių. Juos suvaldyti sunkiausia. Būtent transporto teršalų pastaraisiais metais daugėja. Pasak oro kokybę Lietuvoje stebinčių ir tyriančių specialistų, oro kokybė tikrai pagerėtų, jei nuolat būtų laistomos gatvės arba teršalus išsklaidytų vėjas ir lietus, kurių dėja negalime užsisakyti. Susidaro tos pačios kietosios dalelės dylant padangoms, dylant kelio dangai, dylant stabdžių kaladėlėms, visą tai nusėda vėl ant gatvių ir esant ar pravažiuos kitam automobiliui, ar vėjo šuorui, jos gali būti pakeltos į orą ir jau užfiksuojama tokia gana didelė koncentracija gali būti. Pernai metų duomenimis labiausiai užterštais Lietuvos miestais galime vadinti didmiesčius. Aplinkos apsaugos agentūros metinėje ataskaitoje sakoma, pernai Vilniuje ir Kaune oro tarša smulkiomis mažesnėmis nei 10 mikronų kietosiomis dalelėmis vis didėjo. Nors vidutinė metinė šio teršalo koncentracija ore neviršijo ES nustatytos ribinės vertės, bet sostinės ore kietųjų dalelių kiekis išaugo apie 20, Kaune 17%. Specialistams neramu dar ir dėl to, kad ne visus šiuolaikinius taršos šaltinius lengva suvaldyti. Kai jau tikrai žmonė pamatė, kad negalima tai be atodairos viską išmesti į atmosferą, pradėjo galvoti, kaip tai daryti. Tai dabar taip ir yra, kad stacionarūs taršos šaltiniai, dar juos kažkaip galima sukontroliuoti. Tai yra, sakykime, gamykloms išduodant leidimus, jie turi padaryti poveikio aplinkai vertinimą, ar tie jų planuojami išmesti išmetimai neviršys jau esamos taršos ir neviršys ribinių verčių. Ir pagal tai arba jie turi imtis priemonių, kad sumažinti tą taršą, arba išvis neleidžiama gamyba. Sunkiau kontroliuoti yra mobilius taršos šaltinius ir individualių namų, vėlgi, šildymo įrenginius, kadangi ten leidimų šildyti, kūrenti niekas negali pateikti ir negalime iš jų reikalauti to. Ir žinoma pakeltoji tarša, kur net negalime net ir apskaičiuoti, kiek gali pakilti nuo tų nešvarių gatvių į orą dulkių. Oro kokybė Lietuvoje stebima jau beveik 45 metus. Įstojus į ES, aplinkos oro kokybės stebėjimų tinklas buvo modernizuotas ir jau kelerius metus visoje šalyje įrengtos oro kokybės tyrimų stotys. Didmiesčiuose ir pramoniniuose miestuose, kur numanoma didžiausia teršalų koncentracija, jų yra daugiausia. Šiuo metu yra 14 tokių stotelių kaip ši įrengta vienoje judriausių Vilniaus gatvių sankryžoje. Čia nuolatos matuojama, kiek į orą šią akimirką išmetama sveikatai ir klimatui pavojingų teršalų, visko, kas išlekia iš mūsų automobilių, gamyklų, namų kaminų. Kas atrodo kaip paprasčiausia dulkė ar netgi yra nematoma, bet nepastebimai kasdien nuodija mūsų vaikus, mūsų žemę. Tai kietosios dalelės, sieros dioksidas, azoto dioksidas, anglies monoksidas,
čia vadinamieji pagrindiniai teršalai, taip pat jau mažiau intensyviai matuojama, tai yra mažiau matavimo vietų yra benzenas, sunkieji metalai, dar kietosios dalelės mažesnio diametro. Jeigu visų kitų teršalų matavimai, kaip turim dabar tuos automatinius matavimus nuo 2002-2003 metų, tai metinės ribinės vertės viršytos nebuvo, galima sakyti, nei vienam mieste, o kietųjų dalelių koncentracija paprastai kiekvienais metais pasitaiko tokių periodų, visose miestuose galima sakyti, kur kietųjų dalelių koncentracija viršyja paros ribinę vertę. Bendrą vadinamąją foninę oro taršą ir iš kitų šalių atslinkusius teršalus fiksuoja ir analizuoja foninio oro monitoringo stotys. Duomenys iš visų oro kokybės matavimo stotelių atkeliauja į aplinkos apsaugos agentūros kompiuterius, kur moderni sistema leidžia realių laikų stebėti ir analizuoti teršalų srautus. Čia kas valandą atnaujinama ir apdorojama informacija, realių laikų galima stebėti internete. Tądien, kai filmavome, buvo giedra, sausa, tad kvėpavome gan nešvariu oru. Jeigu kalbėti aplamai apie vakarykščią dieną, kur jau yra visi duomenys, tai ribinė vertė viršijo 3 stotyse, man atrodo. Viena Klaipėdos stotis ir 2 Vilniaus. O šiandien situacija vėl, čia kas valandą ta situacija gali pasikeisti. Taip kad už tai ir negalim sakyti jau dabar bloga ar bus bloga. Beje, galime stebėti ne tik, kiek patys išmetame klimato kaitą skatinančių teršalų, bet kaip aplinką teršia kitos Europos šalys, nes mūsų oro kokybės tyrimų stotys yra bendro europinio oro monitoringo tinklo dalis. Čia ne konkrečiai kažkuri priemaiša, bet apskaičiuotas tas oro užterštumo indeksas iš tų teršalų, kuriuos pateikia šalys. Tai iš Lietuvos pateikėm ozoną ir kietąsias daleles iš kai kurių stočių, iš ne visų. Kitos šalys dar teikia ir azoto dioksidą, bet daugiausia visą tai prasidėjo nuo ozono koncentracijos stebėjimų, kadangi Europai, ypač pietų Europai, ozono koncentracija irgi yra labai svarbu, nes ten būna tokių padidėjimų. Visi oro kokybės matavimo stotyse surinkti mėginiai analizuojami aplinkos tyrimų departamento akredituotose laboratorijose. Taip nustatinėjama cheminė mažyčių aerozolio dalelių sudėtis, kiek ore yra įvairiausių matomų ir nematomų teršalų, skatinančių kvėpavimo, kraujagyslių ligas, netgi vėžį. Pastarųjų beje itin daug suodžiuose, išlekiančiuose pro kaminus, kai šildomės, tarkime, anglimi, gamtinėmis dujomis. Anglis sugeria visą eilę kenksmingų medžiagų, kurių yra mikrokiekiai, aišku, ore, bet jie jau susikoncentruoja ant tos dalelės ir jeigu ta dalelė yra labai maža, jinai patenka ir į plaučius. Švinas, kadmis, chromas, taip pat iš policiklinių aromatinių angliavandenilių, tai reiškia būtų benzapirenas ir jo analogai įvairūs kiti kancerogeniniai medžiagos. Kodėl norėčiau atkreipti dėmesį į 2,5 mikrono? Tai būtent tos dydis, kuris nosis ir priekinė kvėpavimo visa žmogaus sistema jų nebesulaiko, jos eina iki plaučių ir sėda plaučiuose. Visos didesnės už 2,5 mikrono, tai yra sulaikomos nosyje, ant plaukelio, ant gleivinės ir į plaučius nepatenka. Reikia tikėtis, kad gatvėse vis daugės elektromobilių, jau kitą žiemą namus šildys ir gamyklų agregatus suks daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių, o vasara bus ne tik šilta, bet ir lietinga. Nes vėjas ir lietus berods vieninteliai gelbėja mus nuo savo pačių teršalų. Deja, nors sostinėje lyg ir žadama šią vasarą tokias mašinas naudoti dažniau, kol kas miestų savivaldybės nuolatiniam gatvių plovimui sako neturinčios pinigų. Mano asmeninė nuomonė, tai aišku labai galėtų sumažinti, tai būtent miestų savivaldybė ne tik valydama gatves, bet ir rūpindamasi, kad gazonai, numinti takai būtų iš karto atsiejami žole, kadangi pažiūrėkite dabar, kai lietus būna, viskas plaunasi į gatvę. Gatvių tada nespėja valyti arba kur nuvalo centrinės, o visur kitur, visur atviros vietos be žolės, tai yra, aš skaitau, irgi dar vienas papildomas šaltinis dulkių į mūsų aplinką. Jeigu jau tuo metu, kai didelis oro užterštumas, važiuojam plaut gatvių, tai vargu ar tai bus efektyvu. Gatves reikia prižiūrėti visą laiką, kad būtų prevencija tų dalelių, kad tai yra pašalinti bet vieną taršos šaltinį nuo gatvių. Jeigu ten kitu atveju galima riboti transporto srautus, bet vienoje vietoje apribos, kitoje vietoje tie srautai bus nukreipiami, galbūt į pakraščius. Tai taip, iš senamiesčio ar iš miesto centro gal galima irgi taip. O
tą gatvių plovimą, tai turbūt reikėtų tiesiog įsisąmoninti, kad gatvės, kaip ir mūsų namai, turi būti švarūs, taip ir gatvės turi būti švarios. Ir jas prižiūrėti nuolat, reikalą esant plauti, jeigu nėra reikalo ir plauti. Tiek šį kartą noriu priminti, kad klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei nežinote, nuo ko pradėti, jums šis trumpas filmukas. Doma smo zamenjali vse žarnice z varčnimi. Tako porabimo veliko manj energije. Pa ti, tudi tvoj dom je lahko okolju prijazen. Tiek šiandien mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės per Lietuvos ryto televiziją. Iki. Ko žmogui reikia, kad jį mylėtų? Tai yra žmonės, kuriuos myli visi. Nors atrodo, kad, na, ir girtokliukas, ir ten nieko ypatingo, ir ten nėra už ką, bet juos myli. O kiti atrodo tiek daug gero daro, iš principo tiek daug gero daro. Jų nieks nemyli. Bet nuo ko tai priklauso? Bet jie, tie, sakytum, jie nelaukia jokio atlyginimo už tą savo meilę. Jie tiesiog myli. Jūs ateinat, ar ne? Jie ir vyno jums pasiūlo, ir išdžiaugia, ir džiaugiasi, ir filosofuoja apie gyvenimą, ir nakvynę jums suteikia, ir visai nelaukia, kad jam už tai kas nors pastatytų paminklą arba parašytų straipsnį. Tai jaučiasi, ne? Žinoma. Kai žmogus daro tai... Taip, dėl to, kad jam tai malonu daryti. O yra tam tikra dalis žmonių, kad jie nori, kad jiem už tai padėkotų. Kokie jie geri, kokie jie svarbus, ir tu iš karto tą... Ta prasme, žmonės, kurie daro gėrį už padėką arba už kažkokį tai atlyginimą, jie iš karto yra nuskaitomi tam tokiam dvasiniam lygyje. Manau, jo kompiuteris kiekvieno žmogaus, jo pasąmonė, intuicija, ar nesakytum, bet ta kažkokia tai mūsų esatis, jinai nuskaito ir supranta.